Sveiki, sveiki. Ačiū, kad visi susirinkot. Šiandien turėsim pristatymą lietuviško svetainio konstruktoriaus. Tai pradžiai papasakosiu, kad SitePro yra svetainių konstruktoriaus, kuris yra skirtas sukurti svetainės bei elektroninės parduotuvės. Ir galėsit laisvai naudoti šį įrankį, dėstant svetainių kūrimą, elektroninių parduotuvių kūrimą savo mokiniams. Papasakosiu trumpai, kur galėsit rasti informaciją, parodysiu mūsų puslapį, kur galėsit rasti informaciją apie visokias integracijas, kurias mes turim, apie funkcionalumą ir tada pereisim prie programos, kuri yra skirta švietimo įstaigom ir kaip mes galėsim bendradarbiauti. Konstruktorius, kaip ir sakiau, skirtas kurti svetainės, kurti elektroninės parduotuvės, tai mes turim pakankamai didelį funkcionalumą, kas yra integruota į produktą ir visą tai galėsit rasti mūsų svetainėje site.pro. Tai integracijos yra nuo žemėlapių, galerijų, nuotraukyčių kėlimo iki mokėjimo sistemų. Turim be galo daug mokėjimo sistemų ir lietuviška paisėra irgi taip pat, tai galėsit naudotis Lietuvoje lietuviškom mokėjimo sistemom. Turim virš 200 šablonų, kuriuos galėsit jūs naudoti ir jūsų vaikai naudoti tam, kad kurti svetainės. Tai dabar gal trumpai papasakosiu apie programą, kuri yra skirta mokslo įstaigom. Mes teikiam produktą ir mokslo įstaigom šis produktas yra visiškai nemokamas. Nemokamas kaip mokytojams, taip ir mokiniams. Ir kaip mokytojai, taip ir mokiniai gauna prieigą prie produktą, gali saugoti savo ir laikyti savo svetainės, pas mus visiškai nemokamai, neinvestavus nieko. Kas yra patogu mokiniams, mes generuosim jiems automatinius subdomenus, tai jums apie kiekvieno mokinio domeną nereikės rūpintis. Kiekvienai įstaigai, kiekvienai mokyklai, gimnazijai, progimnazijai padėsim, jeigu reikės pasileisti, jeigu reikės kažkokių tai individualių mokymų ar pagalbos, tai visada padėsim. Mūsų kontaktus turit, gavot visi laiškelius iš mūsų, tai matot paštą, mūsų svetainėje irgi yra mūsų kontaktai su telefonu, tai galėsit kreiptis laisvai, padėsim kiekvienai mokslo įstaigai. Turim video medžiagą, kurią galėsit naudotis. Video medžiaga pas mus yra anglų kalba. Čia yra pavaizduota, kaip nuo nulio pradėti sukurti svetainę, kaip sukurti elektroninę parduotuvę. Tai galėsit visada grįžti prie šios medžiagos, tam, kad prisiminti kažkokį tai funkcionalumą, atgaivinti savo žinias. Ir turim žinių bazę, lietuvišką žinių bazę, kur apie pagrindinį funkcionalumą aprašyta ir aprašyti visi dažniausiai užduodami klausimai. Kadangi mes dirbam kaip Lietuvoje, taip ir visam pasaulyje ir turim pakankamai didelį klientų skaičių, tai klausimų sukaupėm per daug metų daug. Visas sudėtingesnės situacijas pabandėm aprašyti, tai rasit visą tą informaciją mūsų svetainėje, viešai prieinama visada. Tai trumpai apie patį produktą ir apie programą. Ir dabar papasakosiu, kaip jūs galėsit pradėti naudotis, nuo ko reikėtų pradėti ir kaip jūsų mokiniai galės pradėti naudotis produktu. Net pabandysiu įleisti jūs į chatą, trupučiuką vėliau nukopijuosiu nuorodą, per kurią galėsit prisijungti ir pabandyti kažką tai padaryti. Kaip matot, šitoj skaidrėje matosi, kad konstruktoriai vienu metu gali dirbti daug žmonių ir gali tvarkyti informaciją ne vienas, o visą klasę vienu metu arba draugai vienu metu, tai irgi pabandysim prisijungti ir padirbti kartu. Tai nuo kogi jums tektų pradėti?
visų pirma, susisiekėt su mumis ir informuojat, kad nori dėstyti ir registruojatės, mokytojai registruojasi pas mus, tiesiog padaro registraciją ir per pagalbos sistemą, kuri yra integruota pas mus, jau po registracijos matysit meniu punktą pagalbą, turėsit pateikti užklausą, kad prisiregistravot, priklausot tam tikrai mokyklai, mokyklos pavadinimą ir mes aktyvuosim planą visam laikotarpiu, verslo planą nemokamai mokytojai, kad galėtų naudoti produktą be jokių kliučių. Kitas žingsnis būtų, kiekviena mokslo įstaiga turėtų sugeneruoti subdomeną. Tai nėra privalomai, bet rekomenduojama. Ir tas subdomenas bus naudojamas toliau, kad jūsų mokiniai gautų nemokamas automatinius subdomenus su jūsų įstaigos domenu. Tai subdomenas galėtų būti, daleiskim, mokslas, kaip pavyzdys, Klaipėdos licėjas.lt ir tą subdomeną pagal šitą instrukciją jūs nukreipėt pas mus į serverį. Apie tai mums pranešat. Pranešus apie subdomeną generavimą, apie egzistavimą ir nukreipimą pas mus, mes tada sugeneruojam kiekvienai mokslo įstaigai nuorodą, individualią nuorodą, su kurios pagalba jūsų vaikai galės registruotis ir gauti nemokamą prieigą prie sistemos. Registracija panašiai atrodys, tai nuoroda, kaip pavyzdys, Klaipėdos licėjus bus jūsų mokiniams duota ir mokinys registruojasi. Pasinaudosiu registracijos elektroniniu paštu. Čia matys vaikas, prie kurios mokyklos jis registruojasi, tai kiekviena, kaip ir sakiau, mokykla gaus savo specialią nuorodą. Ir dabar pabandysiu parodyti jums, kaip ta registracija vyks. Tai daleiskim elektroninis paštas, vardas ir slaptažodis. Registruotis. Po registracijos vaikas, pas mane jau registracija buvo atlikta, todėl viso proceso su patvirtinimu paštu jūs čia nematysit. Po registracijos vaikas bus nukreiptas į savo paskyrą. Šitoj paskyroj matosi mes matom aplinką, su kuria dirbs vaikas. Taip pat iš tikrųjų mokytojai tą patį matys, tik tai pas mokytojus tas verslo planas bus neribotam laikui, pas vaiką bus 1 metams. Jeigu reikės tą terminą koreguoti kažkiek tai, galbūt trumpesnį, ilgesnį, tiesiog praneškit mums ir mes kiekvienai mokslo įstaigai suteiksim tą terminą, bet pagal nutylėjimą šiaip darom 12 mėnesių. 12 mėnesių vaikas gauna prieigą prie pilno konstruktoriaus, gauna automatiškai sugeneruotą domeną pagal nutylėjimą, tai bus vardas ir, daleiskim, Klaipėdos licėjas.lt. Šiuo atveju pas mane yra domenas mūsų bendras, kuris mes teikiam mokslo įstaigom. Jeigu jūs nenukreipsit savo domeną, nesukursit subdomeną ar nenukreipsit domeną, tai tada jūsų vaikai irgi turės vardas, priklausomai nuo vardo, ir leon.pro, site.pro. Šį domeną galima bus paredaguoti kažkiek tai. Pirmą dalį vaikas galės pakeisti vardą ir kažką tai kitą ir išsaugoti. Taip pat jis gaus nemokamą pašto dėžutę, jeigu reikės naudotis paštu, ir galimybę pridėti begalybę kitų svetainių, kitų domenų. Jeigu paspausiu čia, tai bus jų FreeSite Pro irgi vardas ir jų gali būti neribotas skaičius. Tai talpinimas, svetainių talpinimas, visi nemokami subdomenai, prieiga prie konstruktoriaus, viskas bus aktyvuota vaikui.
Aišku, jeigu jis jau turi kažkokį tai savo svetainės vardą, jis galėtų pridėti prie šitos svetainės savo vardą, tiesiog nukreipti savo vardą, arba yra galimybė visada ir įsigyti. Tai prie tokios aplinkos gaus prieigą vaikai bei mokytojai. Ir toliau tada pradėsiu rodyti informaciją apie patį produktą. Dabar taip, svetainę galim pradėti kurti keliais būdais. Vienas iš būdų yra svetainės importas. Aš jo nerodysiu, kaip rezultatą nerodysiu, galėsiu pabandyti po to prisijungti ir pabandyti patys nukopijuoti svetainę. Tai yra galimybė nukopijuoti kažkokią tai egzistuojančią svetainę, kuri jau yra, ir įvedus čia vardą, svetainės domeną, licėjus.lt, galim paspausti importuoti ir nukopijuoti tos svetainės kontentą į konstruktorių. Po to galėsim po kopijavimo valdyti, tvarkyti, trinti informaciją, keisti nuotraukytės tekstukus, dadėti naujus elementus, tai tvarkyti svetainę kaip reikės. Užtrunka nuo kelių minučių iki 1, 2, 3, 5 minutės. Rezultatas priklauso nuo to, kokio sudėtingumo buvo pradinė svetainė, nuo jos struktūros. Šiaip rezultatai būna pakankamai geri. Tai sutaupa daug laiko, jeigu mes norim kažkokios tai naujos svetainės panašios į kažkokią tai kitą, tai sutaupa laiką, mums nereikėtų visus elementus kurti nuo nulio, o galėsim pasinaudoti jau nukopijuotų rezultatų bei toliau pakeisti tam tikrą informaciją ir publikuoti tą svetainę kaip savo. Tai va toks vienas būdas. Antras būdas tai kurti svetainę naudojant dirbtinį intelektą. Mes naudojam šiam momentui OpenAI. Tam, kad sukurti svetainę, galim generuoti svetainę pateikius užklausą bet kokią kalbą. Svetainė generuojama dažniausiai iki minutės. Tai šiuo momentu mes laukiam, pabandysim ir lietuviškai įvesti tą užklausą, parodysiu kaip angliškai, kaip lietuviškai, skirtumo didelio nėra. Rezultatas priklauso daugiausiai nuo AI, nei nuo mūsų. Parenkam nuotraukytės, parenkam tekstukus adekvačius užklausai. Nepaminėjau, gal per greitai tą užklausą pateikiau užklausą apie kavos parduotuvę, apie kavos svetainę. Tai va, tai gavom tokią svetainę pagal mūsų užklausą apie kavą, su specifiniam nuotraukom, su tekstukais, kuriuos galėsim pakeisti. Irgi parodysiu, kaip tai yra daroma. Šiuo momentu mes laukiam, kol bus sukurta iki galo ta svetainė. O tuo metu, kol mes laukiam, norėčiau grįžti prie klausimo, kurį parodžiau pradedant savo prezentaciją. Paminėjau, kad konstruktoriai gali dirbti keli žmonės, daug žmonių iš tikrųjų vienu metu. Tai pas mus yra galimybė pasidalinti nuorodą. Pasidalinus nuorodą, aš ją dabar nukopijuosiu į mūsų chatą. Visi galėtų įeiti į svetainę, į konstruktorių ir pabandyti prisijungti ir pabandyti valdyti svetainę. Tai čia matau, kad atsiranda žmonių.
Jeigu aš judėsiu savo pelytę, tai jūs turit matyti mano judėjimus ir mes kažkokios tai praktinės užduoties neturėsim atlikti specialios, bet galit pabandyti įkelti nuotraukytes, kai svetainės generavimas pasibaigs. Greitis dažniausiai priklauso nuo dirbtinio intelekto. Tad matau, kad kai kurie iš jūsų jau pradeda čia pelytėm judėti, tai matysim visus žingsnius, matysim visus judėjimus. Ir taip galėsit pamokos metu, jeigu daleiskim pasakojat vaikams be registracijos, tai galėsit pasinaudoti bendrinti prieigą galimybę ir vaikai galės su tą pačią nuorodą prisijungti prie projekto ir dirbti kartu. Galit, tai aš pabandysiu, gal pas mane jau užsikraus. Ne, dar jinai yra kuriama. Dar negalim prikelti nuotraukėčių, bet visus judėjimus matau ir mes visi matysim, ką daro mūsų kolega ar kitas žmogus. Tai smagu, kad jums pavyko prisijungti. Kol kas nieko čia daryti negalėsim, bet aš paliksiu tą nuorodą, tai galėsit ir vėliau kažką tai padaryti, kol kas laukiam. Kalbant, tai kaip smagu, kad tiek daug žmonių jau gali prisijungti prie mūsų builderio, prie mūsų konstruktoriaus. Yra dar toks dalykas, kaip užduoti klausimą. Jeigu bus vardai generuojasi, taip, matau klausimą, kodėl tokie keisti vardai generuojasi atsitiktinė tvarka, tiesiog tam tikri žodžiai. Esmė tame, kad davus tą nuorodą mes nežinom realių vardų. Tai nėra, aš patikiu tik tai nuorodą, tai realaus žmogaus vardo mes nematom. Šiuo atveju taip, tokie bus random vardai. Tai va, tokia situacija. Dabar norėčiau paminėti, kad jeigu mes nežinom, kaip naudoti tam tikrą funkcionalumą, kaip pasiekti tam tikrą tikslą, mes visada galim užduoti klausimą dirbtiniam intelektui, kuris yra apmokintas pagal mūsų žinių bazę. Ir daleiskim, kaip įkelti paveiksliuką. Pamanysiu čia dabar užduoti klausimą. Atsakymą gausim tą kalbą, kurią parašėm. Tai per kelias sekundės mes gaunam atsakymą, kaip darbuotis su svetainė, kaip reikia įdėti paveiksliuką. Visada būna trumpas atsakymas ir visada būna platesnis atsakymas su visais žingsniais apie tai, kaip dirbti su tuo elementu. Jau toks platus paaiškinimas. Tai vaikai, nežinant kažko, tai nebūtinai klaus jūs, jie gali visada užduoti klausimą mūsų dirbtiniam intelektui ir gauti tą atsakymą. Kadangi jau visas funkcionalumas pas mus pasiekiamas, tai galite pabandyti ir įkelti nuotraukytę. Aš papasakosiu to ir apie patį funkcionalumą, perėsim prie kito domeno, jau pabandysim papublikuoti svetainę, padaryti ją, taip vadinamą, gyvą svetainę, kad visi galėtum pasiekti, galit kaitalioti pozicijas ir mes matom, dabar aš nieko nedarau, čia tik tai jūs darot. Galima atlikti šios veiksmus ir matyti, ką daro mūsų kolegos. Aš dabar persijungsiu prie vėl mano svetainės aplinkos. Jūs galite toliau čia bandyti žaisti. Aš persijungsiu tam, kad parodyti trečią būdą. Kaip ir minėjau, tokie yra pagrindiniai 3 būdai, kaip galima pradėti dirbti su produktu.
produktų. Vienas svetainės importas ir be to visi šitie variantai yra galimi ir pačiam konstruktoriui importuoti svetainį, jūs galite ir iš čia, būnant konstruktoriui. Nebūtinai jūs tą padarysit, kai jau kai tik tai renkat šabloną, galit ir iš pačio konstruktoriaus importuoti svetainę. Dabar taip, grįžtant prie mūsų paskyros, prie vaiko paskyros, mes matysim svetainės, kurias redagavom. Jos be raudono rutuliuko, svetainės, kurios dar nebuvo redaguotos, jos su raudono rutuliuku. Tai jis reiškia, kad su šita svetainė dar nieko nebuvo daroma. Tai parodysiu Jums paskutinį standartinį variantą, kaip galima pradėti kurti svetainės. Tai yra tiesiog šablonai. 226 šablonai šiuo metu yra. Ir turim krūvą kategorijų, kiekvienoje kategorijoje turim tam tikrų šablonų. Tai galima tiesiog pasirinkti šabloną, kuris patinka. Aš įvesiu dabar tiesiog raktinį žodį ir pasirinksiu šabloną, kuris man daugiausiai patinka ir su kuriuo aš dirbsiu. Kaip svetainė su AI pagalba, taip ir šablonuose tolimesni veiksmai yra vienodi. Ir lygiai tą patį mes galėsim, nesvarbu kokį mes metodą parinkom tam, kad pradėti dirbti su konstruktorium, toliau mes darbuosimės vienodai. Tai ta pati bendrinti prieigą, tik tai čia jau, kad nepratrintum jūs informacijos, aš jau neduosiu prie šitos svetainės, prie šito projekto prieigos. Yra tas pats užduoti klausimą ir toliau, kai mes gavom jau arba šabloną, arba sugeneruotą svetainę, mums nebūtinai tiks tą, ką mes gavom ir galėsim pageneruoti naujus tekstukus. Mes, aišku, galėsim juos ir rašyti rankytėm, arba mes galėsim tiesiog ištrinti, arba mes galėsim generuoti. Generuojant tekstus mes jau galėsim daugiau informacijos suteikti apie mūsų verslą, apie mūsų svetainę, daleiskim, jūsų verslo tipas ir spurgos. Ir čia jūsų įmonės pavadinimas, Cejus, kavam, sugeneruoti, nustatom teksto ilgį. Šiuo atveju pas mus čia blokas keliems sakinukams. Aišku, jeigu mes daugiau tekstukų turėsim, tai tas blokas prasiplės. Ir nustatom, į ką turėtų būti panašus tas tekstukas. Tai tegul tai būna kažkokia tai antraštė arba aprašymas ir generuojam. Tai generuojant mes matom skirtingus variantus. Jeigu mums netinka perskaitėm, netinka nei vienas, tai generuojam daugiau. Surandam tinkamą variantą ir pakeičiam tekstuką. Tai atsirado pas mus jau normalus tekstukas, kuris tinka svetainiai. Tai trupučiuką dar čia parodžiau apie dirbtinį intelektą. Dabar norėčiau šiaip bendrai paminėti, kad visas funkcionalumas, ir kurį aš rodžiau pačioj pradžioje, kur parodžiau visas funkcijas mūsų išdėstytas mūsų svetainiai, tai visas šis funkcionalumas yra viršutiniai įrankių juostai. Yra papildomi nustatymai, mes perėsim per daugumą iš jų. Pažvelgsim, pabandysim padaryti tam tikrus veiksmus, pakurti svetainę, publikuoti, pakurti parduotuvę, pajungti paisierą. Tai tam dalykui reikės mums elementų viršutiniai juostai. Kiekvienas elementas turi viduje kompozicijas, galėsim naudotis jau paruoštom kompozicijom. Svetainė
dešinėj pusėj mes turim puslapio struktūrą. Puslapio struktūra, šiuo atveju pakankamai sudėtinga, kaip sudėtinga, jinai atvaizduoja visus elementus, kurie yra naudojami svetainėj. Jinai ne tik tai atvaizduoja, galima ir valdyti informaciją. Naudojant tą puslapio struktūrą, daleiskim pačioje apačioje pas mus yra žemėlapis. Mes galim tiesiog jį paimti ir ištrinti, naudojant tą puslapio struktūrą. Pagal nutylėjimą jinai būna uždaryta ir atrodo va taip. Šiaip dešinėj pusėj mes turim valdymo juostą. Valdymo juostą, su kurios pagalba mes valdom informaciją mūsų svetainėje. Taip, tai tada pradedam. Čia yra tokia bendra informacija apie produktą. Jeigu reikės sutvarkyti kažkokį tai elementą, daleiskim logotipą, tai tiesiog imam tą elementą. Šiaip, kodėl sakiau, kad valandą pusantros, nes produktas yra pakankamai lengvas. Specialių žinių, instrukcijos tikrai nereikia, kiekvienas su pilietės pagalba, ypač kadangi susirinko informatikos mokytojai, tai čia šis jums nėra naujiena ir tikriausiai matė tokius dalykus. Tai tiesiog imam, trinam egzistuojančią informaciją ir tai jau kava. Tai turim pakoreguotą logotipą. Toliau pabandysiu jums sukelti gal mygtuką. Įdėsim mygtuką ir matysim, kaip jis veikia. Tai kaip ir sakiau, kiekvieną elementą tam, kad sudėti į svetainę, mes tiesiog paėmėm iš įrankių juostos ir tempiam į mums reikiamą poziciją. Šiuo atveju jums parodo tik tai variantą, kaip dadėti egzistuojančius blokos elementus. Po to pakursim ir naują bloką ir matysim, kaip tas atrodo. Mygtuką pasirinkam iš kompozicijų ir bet kurį elementą, kurį mes įkėlėm, mes galėsim paredaguoti, pakoreguoti, jeigu mums to reikės. Reiškia, mums nereikia apvalių kraštų, mes pereinam rėmelius, nustatom rėmelį be apvalinimo ir turim. Tekstuką galim pateikti savo, tai tekstas galėtų sakyti kavą ir tai gali būti, daleiskim, mygtukas tam, kad žmogus paspaudus ant jo galėtų pasiskambinti ir sakyti tą kavą. Tai grįžtu prie mygtuko, dabar nukopijavau tiesiog telefoną, kuris buvo šablonė pagal nutylėjimą. Mygtukui sudėsim nuorodą. Paspaudus ant nuorodos ženkliuko prie mygtuko funkcionalumo pakeitimo, tai pasirenkam telefoną, nurodom telefono numeriuką ir taikydėm. Ir kad žmonės suprastų, kad reiškia tas mygtukas, dar galėtum jiems įdėti subtekstą. Ir tas subtekstas atsiras apačioje. Tai mes per kelias sekundės iki minutės padarėm tam tikrus pakeitimus, kuriuos jau tikrai galim publikuoti. Kas dar labai dažnai būna svetainėse, tai būna ir ko nėra šitam šablonė, tai būna formos. Parodysiu, kaip įkelti formą irgi lygiai taip pat kaip ir visus kitus elementus ir prieš kontaktus sudėsim formą. Prieš tai įdėsim galbūt tekstuką. Aš paimsiu, galima pačiam konstruktoriui nebūtinai visada kurti kažką tai nuo nulio, galima kopijuoti egzistuojančius elementus, paspaudus kopijuoti ir įklijuoti. Mes galim įdėti mums reikalingą elementą į kitą poziciją, nukopijavus tiesiog jį. Ir dabar įdėsim
formą. Kaip ir visi kiti elementai, formos irgi turi tam tikras kompozicijas, kurias mes galėsim paimti, vieną iš kurių galėsim paimti ir toliau galėsim tai ją paredaguoti. Dabar gavom tokią formą, kuri mums iš dalies tinka, iš dalies netinka ir tą formą galėsim redaguoti. Redagavimas formos yra dešinėje pusėje, dešinėje įrankiai juostai ir mes turim tam tikrus laukelius. Galim trinti laukelius, mums nereikalingus prie formos, prie užsakymo formoms, mums reikėtų naujų laukelių, norėsim telefoną ir norėsim suvesti formos laukelio pavadinimą. Be to turim nustatyti, ar šis laukelis yra privalomas ar nėra privalomas. Toliau mes norėsim gauti elektroninį paštą. Ir lygiai taip pat čia yra lauko tipas, čia yra pavadinimas. Ir dar norėčiau aprašymą perkelti į apačią, pervardinti komentarai bei padaryti neprivalomą laukelio. Spaudžiam taip ir turim dar ir formą. Dauguma elementų turi visada vienodą funkcionalumą keisti dešinėje įrankiai juostai, tai vienodus parametrus ir būna dar taip, kad kiekvienas elementas turi savo. Tai dešiniai pusėje tas punktų skaičius trupučiuką skirsis, bus pagrindiniai, kaip dydis, atstumas, matomumas, animacija ir išplėstiniai ir bus papildomi, jeigu mes kalbam apie formą, tai čia dar kitokie laukeliai atsiranda. Grįžtant prie formos, nepaminėjau, kad reikės suvesti elektroninius paštus. Paštus forma bus nusiusta į šį elektroninį paštą, tai kur jinai bus siunčiama ir koks paštas bus matomas gavus tą formą, iš kur jinai bus siunčiama. Suvedam tos elektroninius paštus ir forma pas mus pilnai veikia. Visus paklausimus gausim elektroniniu paštu, o taip pat jų sąrašas bus pasiekiamas paspaudus ant šitą mygtuką, dabar jis bus tuščias, nes jokių formų nebuvo siųsta prieš tai. Tai visa informacija bus saugojama konstruktoriuje, taip pat gaus elektroniniu paštu. Taip pat norėčiau paminėti, kad visos svetainės pagal nutylėjimą bus adaptyvios. Ir yra adaptyvios. Ir žmogui, vaikui nereikia rūpintis apie visas kitas versijas. Svetainė bus gražiai atvaizduojama prie visokių rezoliucijų, prie visų ekranų ir įrenginių. Tam, kad peržiūrėti, kaip atrodo mobiliam telefonė, mums tiesiog viršutinė įrankių juosta užtenka paspausti ant mobilios versijos. Ir galėsim pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų svetainė mobilioje versijoje. Toliau, kalbant apie mobilią versiją arba apie kitas versijas, mes matom, kad yra toks punktas matomumas. Matomumas reiškia, kad mes tam tikrus elementus galim paslėpti ir rodyti ne prie visų versijų. Daleiskim, desktopinė versija bus viena, o mobilioji versija bus kitokia. Nerodyti video įrašų, kad svetainė svertų mažiau, tai galėsim pasirinkus elementą tiesiog paslėpti jį prie telefono, bet prie visų kitų rezoliucijų tas video liks. Tai maždaug taip veikia tie elementai. Dar norėčiau paminėti, jau esant prie mūsų valdymo įrankių juostos, kad ką galbūt dažnai naudosit, tai prie išplėstinės, čia aišku, kiekvieną funkcionalumą aš jums nerodysiu, nes jo yra pakankamai daug ir
dauguma laukelių turi aprašymus, yra klaustukai, kur galėsit pasižiūrėti, kaip yra daroma, kaip veikia, kam to reikia. Bet ką norėčiau paminėti apie inkarą, ir tuo pačiu padarysiu jums ir parodysiu, kaip jis veikia, ką galbūt dažnai naudosit, tai galima kiekvienam elementui padaryti, priskirti inkarą, sukurti pavadinimą, formą. Turim pavadinimą ir tada mūsų viršutiniam mygtukui mes galėsim pakeisti nuorodą ir tai gali būti ne skambutis, o nuoroda į mūsų puslapį ir mūsų viršutinis mygtukas veiks, kai paspaudus ant jo mes atsidursim prie formos. Taikyti tada mums jau galbūt nebereikės to subteksto, kurį aš pratrinsiu. Ir dabar tas mūsų viršutinis mygtukas veiks trupučiuką kitokiu principu. Padarius šios veiksmus mes galim publikuoti svetainę. Publikacija vyksta greitai ir galim pabandyti pasižiūrėti rezultatą, kurį gavom. Tai va mūsų svetainė. Ir kadangi esu prisijungusi dabar prie tos pačios paskyros, tai galiu ir pereiti iš svetainės prie redagavimo režimo. Čia gali tik tai tas žmogus, kuris toj pačioj naršyklėje prisijungia prie paskyros. Šiaip suvedus domeną, aišku, redaguoti svetainės negalima bus. Taip pat pas mus nebūtinai mes turim publikuoti tam, kad pasižiūrėti, kaip tas atrodys gyvai, yra peržiūros režimas, kuriam mes matysim paspaudus užsakyti kavą. Ir šiuo atveju mes nukeliavom prie mūsų formos, kur ir padarėm tą žymę, kur turėtų nukeliauti mūsų mygtukas. Ir taip pat čia galim pasižiūrėti, kaip svetainė atrodys prie skirtingų įrenginių. O taip pat mes matom dar vieną dalyką, kaip išsaugoti, tai reiškia, mes nepublikuojam, bet saugojam savo darbą, dabartinį variantą, saugojam konstruktorių. Ir kitą kartą atidarius konstruktorių mes matysim būtent šį darbą. Jeigu kažką tai pridirbom, jeigu kažką tai netyčia padarėm ne taip, kaip reikėjo, tai aišku yra grįžimo galimybė arba yra galimybė atkurti ankstesnę kopiją. Čia bus saugojamas iki 50 ankstesnių kopijų. Ir tas sąrašas bus didesnis, kai su laiku dirbant kopijas atsiras. Jų daugiau, saugojam iki 50 kopijų ir galėsim atstatyti, pasirinkti. Tiesiog aš dabar matau paskutinę savo kopiją, nes susaugojau, o šiaip matysim visą čia sąrašą, galėsim vieną iš variantų pasirinkti ir atstatyti. Ir visada yra galimybė parsisiųsti savo projektą kažkur tai, išsaugoti ir po to jį atkurti būtent iš failo. Tai žodžiu, rankinės atsarginės kopijas bei automatinės atsarginės kopijas visada yra konstruktoriuje. Ir galėsit jūs ir vaikai atkurti ankstesnį darbą. Kitą dalyką, kurį norėčiau jums parodyti, kaip dirbti su galerija ir šiaip su elementais. Parodysiu, įkelsim galeriją. Daleiskim virš apie mus, po to galėsim ją ištrinti. Dėl ko noriu parodyti, nes noriu parodyti ir kaip galit naudotis nuotraukom. Paspaudžius 2 kartus ant galerijos, pasirinkau vieną iš tipų, tai turiu ne pagal tematiką parengtas nuotraukos, o tiesiog standartinės ir galėsiu dabar pasirinkti naujas nuotraukytės, kurios man tinka. Yra prieiga prie nemokamos galerijos. Nemokama, tai visos teisės leidžia platinti tas nuotraukas
be jokių apribojimų ir naudotis tas nuotraukas be jokių apribojimų, tai laisvai naudokitės nemokamą galeriją. Galėsim dar iš nemokamos galerijos pridėti daugiau variantų ir taikyti. Turim jau kažkiek tai nuotraukyčių ir vietoj mūsų pradinių nuotraukų gavom jau reikalingą galeriją. Galerijos tipų yra skirtingų, galėsit ne tik tai dedant galeriją pasirinkti, bet galėsit pasirinkti ir vėliau. Ir naudojatės tą, kuri jums daugiausiai patinka šitoj svetainėje. Tam, kad pagreitinti darbą, ne visada reikėtų kelti elementus nuo nulio ir dėti visiškai naują elementą arba kopijuoti. Mes turim jau parašėm blokus ir vaikai galės naudotis ir tais blokais. Blokai yra sugrupuoti. Daleiskim, jeigu tai yra blokai su kontaktinė informacija, su kontaktiniam formom, tai čia yra dar daugiau visokių variantų, kurios vaikai galės paimti, pasižiūrėti ir pasinaudoti. Tai kažką tai kelsim. Ir toliau, daleiskim, komandos ar klasiokų kontaktus, aišku, čia ne klasiokai, čia jau suaugę žmonės matosi šitoj nuotraukai, šitos variantuose, bet šiaip jau tokius kaip mini šablonus viduj konstruktoriaus galės rasti ir pasinaudoti ir tada nereikės kurti viso bloko, daleiskim, dėti nuotraukas, dėti teksto elementus, jau galim pasinaudoti šio šablono ir įkelti jį. Čia pas mus atsirado mano naujai įkeltas šablonas. Kaip ir sakiau, jeigu kažką ne taip pridariau, tai galiu visada grįžti atgal ir nebėra mano įkelto šablono. Dar norėčiau paminėti apie tai, kad svetainės gali būti keliom kalbom. Tai yra kalbų ženkliukas, patempsit, padarysit svetainį keliom kalbom, jau tiesiog tempėt, kur reikia, pasirenkat stilių ir išsirenkat kalbas, kurios jums reikalingos. Pagrindinė bus su žvaigždutė, visos kitos bus be žvaigždučių, daleiskim, mums reikėtų dar kažkokios tai danų ir taikyti atsiras pas mus svetainė keliom kalbom. Bet apie kelias kalbas, tai tekstukus reikės jau pakurti keliom kalbom, aišku, galėsit pasinaudoti dirbtinio intelektų, nes kiekvienas teksto elementas turi mygtuką generuoti tekstuką ir galima generuoti tekstuką. Bet jau turėsit kiekvieną kalbą, struktūra bus pagal nutylėjimą ta pati, bet jau tekstinę informaciją turėsit pakeisti keliom kalbom atskirai. Nebus automatinio vertimo, tai turėsit pasirūpinti. Ir automatinis vertimas ne visada yra gerai, nes gali ir kontentas trupučiuką skirtis skirtingom kalbom. Dar gal norėčiau iš tokio paprasto funkcionalumo paminėti žemėlapius. Kadangi prieš kelias minutės ištryniau tą žemėlapį nuo puslapio apačios, tai tada pabandysiu įdėti tą žemėlapį specialiai paminėsiu, nes čia yra toks vienas dalykas, kurį turit žinoti. Įkelsiu žemėlapį. Žemėlapis yra, žemėlapis turi skirtingas kompozicijas, tai ir Bing Maps, ir Google Maps, ir kiniečiams skirti žemėlapiai. Tai pasirinkam žemėlapį ir turim tada jau suvesti adresą. Tai pabandysiu suvesti adresą. Tikiuosi, kad neįsižeis. Tai tik tai blogai nukopijau. Tai turim dabar adresą. Ir visokių yra nustatymų, kur galėsit pakeisti standartinės, kurios teikia Google žemėlapiai. Daleiskim, rodyti, nerodyti kelius, tai yra viskas standartiškai
priartinimo lygį, temą galim pakeist, padaryt tamsią temą, jeigu mums tai pagal dizainą tinka. Ir yra toks dalykas kaip API raktas. API raktas reikalingas tam, kad žemėlapis būtų rodomas jau publikuotoj svetainėj. Konstruktoriui bus rodomas visada. O jeigu mes padarysim šios svetainės publikaciją ir pereisim prie jos, taip čia, pereisim prie jos, tai žemėlapis mūsų nebus rodomas be rakto. Tai siūlau, aš čia parodysiu, kaip raktas generuojamas pagal instrukciją, jinai yra pasiekiama pačiam konstruktoriui. Ir jums reikės apsispręsti, ar kiekviena mokslo įstaiga šiaip galėtų sugeneruoti savo vaikams raktą ir suteikti tą raktą savo vaikams, kad jie galėtų naudotis ir įdėti žemėlapius, jeigu jiem to reikės. Tai kiek aš atsimenu, ten iki 10 000 užklausų tas raktas nieko nekainuoja, galbūt dabar kažkas tai pasikeitė, nepasižiūrėjo šiandien kokia ten situacija, bet kažkiek tai tų užklausų turėtų būti duodama nemokamai ir po to apmokestinimas, bet tai nebus, tai bus tikrai keli eurai, jeigu mokslo tikslams tik tai naudosit. Ir kiekviena mokslo įstaiga tikriausiai galėtų sugeneruoti raktą ir suteikti savo mokiniams, nes mokiniai turės sukurti paskyrą pririšti kortelę, kad sugeneruoti prie Google paskyrą, aišku, visi mes ją turim, bet pririšti kortelę ir ne kiekvienas mokinys galės tą daryti pats. Pačiam produkte veiks, bet publikuoti svetainėje ne. Tai turėsim įvesti raktą ir tada jau publikuoti svetainę su egzistuojančiu raktu. Jeigu mano raktas geras, tai turėtų viskas veikti. Taip, kaip ir minėjau, publikacijos metu atkreipkite dėmesį, kad visada galima pereiti į svetainę ir čia, paspaudus ant nuorodos. Pasižiūrim, gal ir visko gali būti. Mano raktas geras ir žemėlapis atsirado. Taip veiks žemėlapiai, todėl ir norėjau paminėti būtent apie žemėlapius. Ir dar apie tokį paprastą funkcionalumą, prieš pereinant prie komercijos, norėčiau parodyti, visi elementai pas mus yra sudėlioti blokuose. Tai mes galim kelti elementą egzistuojantį bloką, arba jeigu mums reikia jau tam tikros kitos struktūros, tai mes turim pasirinkti punktą išdėstymas ir turim pasirinkti bloką, kuris mums patinka. Tai šiuo atveju sudėsiu informaciją, vienoje pusėje sudėsiu nuotraukytę, kitoje pusėje tekstuką. Paėmom tą, ką darys jūsų vaikai. Paimu, galiu kažkokį tai savo paveiksliuką, galiu ir video sukelti. Tai sudedu paveiksliuką ir toliau tekstinė informacija. Parodysiu specialiai būtent naujo bloko įkėlimą ir norėčiau parodyti jų atstumus. Visi pastebėjot, kad yra paraštės, yra tam tikri atstumai, kuriuos mes matom oranžiniam fonu pažymėjim. Tai ir trupučiuką dar papasakosiu apie informaciją blokuose, apie jos išdėstymą. Tai sukelsiu pavadinimą ir sukelsiu tekstinę informaciją. Ir tekstuką sugeneruosiu, pasirinksiu sugeneruotą, galiu pergeneruoti, daugiau čia raktinių žodžių prirašyti ir turiu tekstuką, kuris
man tinka prie mano bloko. Dabar visi matom, kad labai negražiai atrodo, kad informacija yra be jokių tarpų. Tai dabar sudėsim tos tarpus. Tam reikėtų pasinaudoti, galima su pilytėm didinti ir mažinti tos tarpus, galime su įrankiu juosta, kuri pas mus yra dešiniai pusėje. Tai turim sudėti paraštes, tai tegul čia būna 20 pikselių ir nurodžiau, kad visur būtų vienodi atstumai ir dar galėtum čia nuo viršaus uždėti 20 pikselių. Tai turim dabar sutvarkytą bloką su atstumais, o kaip ir sakiau, tos atstumus galima didinti, mažinti ir su pilytės pagalba, kad informacija atrodytų tvarkingai. Visa informacija blokuose dažniausiai būna dėliojama horizontaliai, vertikaliai, nedažniausiai visada, arba egzistuoja toks dar vienas tipas plaukiantis blokas. Šiuo metu pas mus tekstukai išdėstomi vertikaliai ir mes žiūrim, kaip jie bus, mes galim pakeisti lygiavimą būtent šitam bloke. Apatinis tekstas nejuda, nes jis per visą plotį. Taip pat mes grįžtant prie lygiavimo, prie blokų, išdėstymas gali būti horizontalus. Jeigu pakeisiu, tai čia konstruktorius bando informaciją sukelti šitam blokė horizontaliai, bet kadangi tekstas pas mus per ilgas, tai turėsim kažkiek tai praplėsti šį blokelį, kad per 2 eilutės eitų, čia pamažinti, kad jis tilptų. Bet iš principo yra vertikalus išdėstymas. Ir grįšiu prie vertikalaus, ir yra dar plaukiantis blokas. Plaukiantis reiškia informacija bus sudėliota taip, kaip mes ją sudėliosim. Tai gali būti kažkokie tai užlipimai, tai čia jau taisyklių nėra. Nei vertikalė, nei horizontalė, taip kaip su pilytė pajudinsim. Bet kad būtų tvarkingiau, grįšiu prie vertikalaus išdėstymo. Jeigu reikės svetainę ar blokui foną pakeisti, tai tokio elemento kaip fonas viršui nerasit, o rasit tą foną dešiniai pusėje, paspaudus ant fono, galėsim visam tam blokui įkelti vaizdo įrašą arba video įrašą, paveiksliuką arba video įrašą ir sudėti tą foną. Fonas galbūt pas mus netoks turėtų būti matomas, vos, tai skaidrumą pakeisim ir turėsim dar ir foną. Tai fonas bus kaip parametras dešiniai įrankių juostai. Tiek iš tikrųjų pagrindinis informacijos apie paprastos svetainės kūrimą. Apie meniu papasakosiu dabar. Matot, kad yra meniu punktas. Meniu punktai, kur galėsim pridėti naujus punktus ir tai yra daroma pakankamai paprastai. Tiesiog paspaudus ant meniu, redaguoti meniu ir pridėti naują meniu punktą. Viskas yra labai paprasta, viskas aišku, pavadinimai turėtų būti aiškus. Jeigu daleiskim koks pavadinimas NoFlow nuoroda ir jis yra mažiau aiškus, tai visada bus klaustukas su paaiškinimu. Tai pridedam naują meniu punktą. Naują punktą aš kol kas taip ir paliksiu, nes po to jį ištrinsiu. Naujas meniu punktas ir sistema siūlo iškart kopijuoti kažkokį tai puslapio šabloną. Tai pagrindinį puslapį ir kopijuosim ir taip pat čia galima ir pop-up langą, tai ir nuorodą kažkur tai padaryti iš šito meniu nebūtinai, taigi yra puslapis toj pačioj svetainėje, tai gali būti kažkur tai kitur nuoroda. Šiuo atveju parodysiu jums tiesiog standartinio kūrimą ir ar norėsim mes kopijuoti visą tą pagrindinį puslapį naujam meniu punktui, naujam puslapį, ar norėsim išvalyti. Daleiskim, viršų ir apačią mes paliekam, taip vadinamus header and footer, ir ištrinam tik tai kontentą. Tai gausim naują meniu punktą.
naują puslapį, tai bus tiesiog naujas puslapis ir paspausim taikyti, atsiranda naujas puslapis, į jį galim nukeliauti tiesiog paspaudus ant to puslapio ir matysim, viršus ir apačia pas mus yra tvarkingi ir per vidurį mes nieko neturim. Šį punktą galima pervardinti, jeigu mes neteisingai jį pavadinom ir galėsim naują pavadinimą įdėti. Tai grįšiu prie mūsų pagrindinio puslapio. Dar galbūt prieš perinant prie komercijos norėčiau paminėti, kad kaip ir visur informaciją nebūtinai, kaip ir minėjau, galima ištrinti, bet nebūtinai tai daryti po vieną elementą. Tai galim pažymėti kelis elementus ir sudaryti su klaviatūra arba su mygtukai, su pelyte ištrinti mums nereikalingus elementus visus iš karto. Tai taip yra kuriamos svetainės ir dabar aš vietoj galerijos parodysiu, kaip pakurti parduotuvę ir ką jums reikėtų žinoti apie parduotuvės kūrimą. Pas mus yra, galima buvo pasirinkti, jeigu paspausiu keisti šabloną, galima buvo pasirinkti skilti į prekybą, galima buvo užklausoj, kai kuriam su AI paminėti, kad aš norėčiau parduotuvę, svetainę apie kavos pardavimą ir tai turėtų būti elektroninė parduotuvė. Galėjome ir tai padaryti, arba iš prekybos pasirinkti jau paruoštą šabloną. Tai turim čia kelis šablonus. Arba vienas iš variantų, bet kurioje svetainėje galima sukurti parduotuvę ir tam mes turim tiesiog rasti tinkamą poziciją ir turim pas mus, daleiskim, apie mus, įkelsim mes prekybą. Pasirenkam prekybos funkcionalumą, įkeliam mūsų komerciją, mūsų katalogą į svetainį ir turim tokią šabloninę parduotuvę. Aišku, prekės mums netiks, mes viską to ištrinsim ir visą tai galėsim sutvarkyti ir padaryti tai, ko mums reikia. Taip pat parduotuvė pas mus bus su prekių krepšeliu. Prekių krepšelį mes galim pasirinkti arba iš čia, paspaudus ant prekybos, arba tiesiog pajungti prekių krepšelį, dešinėje rankyje juostai paspaudus atsiranda tas krepšelio tipas. Kaip ir minėjau, galima visus elementus redaguoti, galėsim pakeisti paveiksliuką, bet iš esmės toks mums tinka pagal mūsų svetainės dizainą, mes jį ir paliksim. Perkelti galima kitur, jeigu reikės, bet paliekam viršui, nes krepšelis dažniausiai būna viršui. Ir prasideda parduotuvės valdymas. Paspaudus ant parduotuvės mes matom, kad yra ir standartinių, tai aš uždarysiu, ir yra ir standartinių dalykų, kaip dydis, atstumas, matomumas bus, animaciją pabandysit irgi, jeigu reikės, tai galėsit pasinaudoti. Tai žodžiu, yra standartinis meniu, bet daug punktų atsirado naujų, kurie yra skirti tik tai parduotuviai. Paspaudus ant šitos parduotuvės 2 kartus galim redaguoti prekes. Galim redaguoti ir pasirinkus meniu punktą, pasirinkus redaguoti produktus dešinėje įrankių juostai. Kadangi visi šitie elementai mums nereikalingi, aš pažymiu juos visus kartu. Ir panaikinti. Galima buvo ir paspausti ant kryžiuko,
tam, kad panaikinti visas prekes, nereikalingas prekes. Na ir dabar mes matom pagrindinę informaciją apie valdymą, apie mūsų parduodamas prekes, nuotraukytės, pavadinimas, aprašymas. Tai mes dabar pakursim visiškai naujas prekes ir matysit, kad šiaip su šiuo įrankiu galima laisvai sukurti elektroninę parduotuvę ir pardavinėti prekes. Kaip tai yra daroma, aišku, čia tik tai parodau, kad tai galima padaryti. Kai jau reikės atsiminti, pabandysit patys pažaisti ir galėsit visada grįžti prie mūsų svetainės video medžiagos, tai bus keli video skirti būtent komercijai. Šiuo momentui tai pradėsim nuo šio produkto ir galėsim ištrinti nereikalingas nuotraukytes, įkelti mūsų, kadangi pardavinėsim mūsų svetainė yra apie šiaip kava ir spurgas, licėjaus kava, tai pardavinėsim kavą, tai parinksim arba įkelsim, arba iš nemokamos galerijos galėsim pasirinkti mūsų nuotraukytėms. Nu ir pardavinėsim kelias kavas, tai bus kokia braziliška kava, nustatom kainą, nuolaidą, nenuolaidą, galim iškart suteikti nuolaidą, labai visi mėgstam nuolaidas. Ir galėsim kelti dar antrą prekę ir antrą prekę sukėliau visiškai, sukelsiu naują, jau nekoreguosiu seną, bet sukelsiu naują, tai per apatinį pliusiuką tiesiog pridedu naują prekę. Naują prekę sukelsiu, įrašysiu pavadinimą bei įkelsiu kokią nuotraukytę. Tai pradžiai turėsim 2 prekes, po to dar vieną įkelsim, jeigu pavyks. Va, ir nustatom kainą, be kainos, gal jinai būna skirtinga, be kainos parduotuvė negali būti ir nuolaidos. Teiksim, neteiksim. Apie visus kitus parametrus irgi papasakosiu, bet viskas iš eilės. Tai šiam momentu turim 2 prekes su kainom, kurias galėtum įsigyti ir pardavinėti. Matom prekių tipus. Prekių tipai, tai kalbant apie kavą, tai nėra vazos. Prekių tipai turėtų būti galbūt skrudinimas, galbūt paruošimo tipas, malta, nemalta, tai galėsim visą tą dalyką ir padaryti su jumis kartu. Vieną paliksim, jeigu lieka kaip pavyzdys, jeigu to reikės, po to galėsim ir pratrinti ir mums nereikalingų prekių tipą. Tai pridedam naują elementą. Pridedam, atsiprašau, čia gal ne taip, o čia bus kavos tipai. Kavos, tai gal būna kava. Ir pridedam tada parametrus, pagal kuriuos skirsim ir ką žmogus galės įsirinkti, kam tai yra daroma, tam, kad užsakymo metu žmogus galėtų pasirinkti, ar tai yra malta, nemalta, ar tai yra skrudinimas vidutinis ar tamsus, kad jis galėtų pirkimo metu, kad mums nereikėtų kurti visų tų prekių atskirai, kad sukūrus vieną prekę, žmogus jau krepšelio viduj galėtų, prekės viduj galėtų pasirinkti jam tinkamas savybės. Va. Tai įvedam pirmą parametrą. Mums egzistuojantis parametrai nereikalingi, mes jos ištrinsim. Ir mes pridėsim, vieną paliekam, mes pridėsim naujus parametrus. Ir dabar turim pasirinkti, koks tai bus tipas. Aš pasirinksiu variantą. Tipas tai bus tiesiog informacinis laukelis, kur žmogus negalės pasirinkti. Tai bus, daleiskim, suknelė balta, suknelė raudona ir taip toliau. O variantai tai žmogus pirkimo metu galės pasirinkti.
Tai pasirinksiu variantus ir tada jūs matot, kad galima visą tai importuoti iš failo, jeigu jau turit, bet, nu, kadangi mes mokymo tikslais tikriausiai vaikai neturės ką importuoti, tai manau, kad čia suvesim su jumis rankiniu būdu. Tai bus vidutinis, daleiskim ir tamsus. Ir darom taikyti. Ir parenkam būtent skrudinimo tipus. Taip pat kita savybė, kitas tipas būtų paruošimo tipas. Tai pridedam naują tipą, paruošimas ir jam pakariam savybės. Taip, naujas, paruošimo tipas ir bus kava pas mus malta. Taip, kažką ne to padariau. Taip, nepadariau. Koks tai būtų variantas? Ar tai turėtų būti sąrašas, ar tai mygtukai? Pabandom mygtukais, nes tik tai du variantai egzistuoja, tai gali būti malta. Ne malta. Ir taikyti. Sujungsim parašymo tipas ir dar gal papildomą tai svorį galim. Svorį galima ir vėliau, galima ir dabar kaip variantą svoris. Tai svoris ir tegul tai irgi būna sąrašas. Tai svorį pardavinėsim 250 gramų bei 500 gramų. Nu, kaip ir atrodo viskas gerai, svoris. Ir čia parenkam svoris. Kol kas nieko neįdėsiu, čia gal vieną uždėsiu prie skrudinimo. Matot, kad galiu uždėti varnelę ir tai reiškia filtruose atsiras ir pagal šitą savybę galima bus ieškoti pačiame parduotuvėje filtre. Filtrą matot čia šitoj pusėje, matot, kaip atrodo filtras ir čia atsiras ir tos savybės, kurias pažymėsiu. Tai šiam momentui turim dvi prekes ir turim kelias savybės. Bet pakeisim pas mus nebe vazos, o kavą ir mes matom, kaip viduj atrodys tas pasirinkimas, kai žmogus jau pirks, ką jis galės pasirinkti. Ir čia irgi nebe vazos, o kavą. Priskirsim prekių tipą. Aprašymą nevedam, tai turim dabar dvi prekes. Pabandysim peržiūrėti, kaip tas atrodys. Turim dvi prekes, turim filtrą, vien tik tai skrudinimą aš parodžiau tenai, nustačiau varnelę, kad atsirastų filtre, tai jis ir atsirado. Kitų filtrė nenurodžiau, kad kitų parametrų nenurodžiau, kad jie būtų rodomi filtre, tai nebegalim naudoti. Šį filtras veiks. Šiuo momentu dar nenustačiau, kad jis veiktų, tai toj parodysiu. Taip, kadangi nenustačiau dalies informacijos, tai šiam momentu, jeigu nedarom visų tų tipų, tai matom tokią paprastą krepšelį, ne krepšelį, prekių puslapį, kur matom tik tai bendrą informaciją. Bet kadangi nurodžiau kelis tipus, tai galėsim pereiti prie tų tipų, prie prekių informacijos pildymo ir pamatysit, kai užpildysim, pamatėt dabar variantą, kai tipai priskirti, prekės tipai priskirti, sukurti priskirti, bet ne iki galo užpildyti informaciją. Kadangi pas mus atsirado visokių variantų, tai turim dabar užpildyti ir tam tikras savybės prie tų visų variantų. Tai kadangi pas mus ir kaina gali skirtis priklausomai nuo
svorio ir visų kitų parametrų, tai aš dabar sudėsiu visur kainas, kad mes jau galėtum pirkimo metu pasirinkti ir pamatyti, kaip tas atrodys. Mums šiam momentui, kiek atsimenu, užteks tik tai kainas sudėlioti. Tai daleiskim, nemalta tegul kainuoja pas mus pigiau, bet čia jau, nu, aišku, tik tai, kad mes matytum tos dalykus, kad skiriasi kainos ir kad galima tai pasirinkti, tai dabar sudėliosim, daleiskim taip, prie vienos kavos sudėjom kainas ir čia nuolaida dar rodoma, prie kitos nesudėjom dar. Tai patikrinam, kaip ir viskas gerai, čia dar matom kainą su nuolaida ir spaudžiam taikyti. Matom iškart su nuolaida. Nuolaida gali būti taip atvaizduojama ir yra toks dalykas kaip sąrašas, kur yra daugiau visokių parametrų, kuriuos galit pažymėti. Vienas iš jų yra nuolaidos etiketė, kad gražiau atrodytų ir ją galima pakonfigūruoti spalvą. Tai nuolaidą galima matyti ir taip. Ir perinam prie peržiūros režimo. Jeigu nieko nepamiršau, tai turėtų dabar matytis mūsų pasirinkimas. Na tai va, pasirinkau kavą ir dabar priklausomai nuo parametrų, kuriuos aš pasirinksiu, matot, mygtukais pasirinkau vieną iš tipų, tai galima mygtukais ir svorį nuo parametrų, kuriuos pasirinksiu, tai turiu skirtingas kainas. Visur sudėliojau kainas, tai matom galimybės pirkti skirtingai. Šiaip komercijoje yra labai nemažai to funkcionalumo, aš parodysiu tik tai tokį, kuris dažniausiai yra sutinkamas, ką galim pamatyti. Specialiai nerodžiau jums žingsnį toliau, nes toliau reikėtų pildyti tam, kad įsigyti prekę, tai reičiau pildyti formą. Kaip ir apie pirkėją, apie save, apie žmogų, kuris perka. Tai toj formai yra laukeliai pagal nutylėjimą yra sudėlioti. Galima tos laukelius pridėti, galima padaryti naujus. Jeigu to reikės, mano tikslas iš tikrųjų yra dabar jų skaičių sumažinti, tam, kad man nereikėtų demonstracijos metu jums rodyti pilnos formos pildymo, tai dabar paliksiu gal pagrindinius laukelius, o paslėpsiu nereikalingus. Pats adresas man kaip ir nebus reikalingas, aš tik tai šalį paliksiu, nes rodysiu jums PVM su skirtingom PVM skirtingom šalim. Tai va taip. Ir šiam momentui norėčiau dar tokį labai svarbų dalyką padaryti, kaip pridėti mokėjimo sistemas. Mokėjimo būdai. Tai antras punktas. Reikės redaguoti mokam, mokėjimo būdai. Mokėjimo būdų turim nemažai ir jie tie patys yra pažymėti ir mūsų svetainiai, tai galima bus pasirinkti reikalingą mokėjimo būdą ir mums šiuo atveju reikės, norėjau Paysera parodyti, Stripe'as yra pagal nutylėjimą ir jeigu sugebėsiu rasti šitam sąraše, Paysera, tai yra Paysera. Įjungsiu, dabar ištrinsiu iš paieškos ir matysiu, kad pas mane yra du mokėjimo būdai, kurios galiu naudotis priėmant mokėjimus. Paysera jau duoda viduje daugiau tų bankų. Aišku, projekto ID, jeigu realiam gyvenimui tai turėsi atsivesti, mokėjai, žinau, ar turės tokius dalykus,
tikriausiai, kad ne, tai galima testavimo režimą įjungti. Mygtukus, kuriuos matys žmonės, mokiniai, mokytojai vėliau, tai galėsite, aišku, tą atvaizdavimą irgi paredaguoti, jau neberodysiu, nes tai pakankamai paprasti dalykai, bet kuriuo atveju mes dabar visko neatsiminsim. Slaptažodį prie savo projekto, bet tas projektas yra Paisėrai kuriamas. Ir tai turim dabar PayPalą ir Paisėrą ir galim taikyti. Tada mes galėsim jau pirkti mūsų prekes. Ko mums dar trūksta? Visi užsakymai geriausia būtų, kad ateitų pardavėjai į paštą. Tai pardavėjas, jeigu nurodo, kad čia savo paštą, šiuo atveju mes galim nukopijuoti tą paštą iš apačios, kuris buvo šablone, kad nerodyti niekam kažkieno tai kitą. Grįžtam prie mūsų komercijos. Ir paštą galim nukopijuoti, tada iš šį paštą bus ateis kiekvienas užsakymas. Dabar taip. Tai kaip ir šiuo atveju viskas, mes pridėjom mokėjimą ir galim pabandyti, kaip atrodys jau užsakymas iki galo. Pasirinkam prekę, atsirandam prekės viduje, pasirinkam savybės, pasirinkam ko mums reikia ir pridėti į krepšelį. Prisidėję krepšelį, po to trupučiuką vėliau papasakosiu, kaip nepridėti į krepšelį daugiau negu, kaip neparduoti daugiau negu yra vietoj. Tai neparduoti 1000, kai turim 100 vienetų sandėliai. Tai va, turim užsakymą, matom kainą ir galim užpildyti. Matėt, prieš kelias minutės aš pamažinau, padariau, kad kai kurie laukeliai nebūtų rodomi, kad jų nereikėtų pildyti, tai šiuo atveju galim suvesti duomenis. Vardas ir šalį, iš kurios esu. Taip, Lietuva. Komentarai, man atrodo, jie nebuvo pažymėti kaip būtinas laukelis, tai galim tęsti toliau ir spaudžiam toliau. Paspaudus toliau jau perėsim prie mokėjimo būdų ir paspaudus ant vieną ar kitą jau perėsim banką, kad mokėti. Tai šiam momentui, kaip ir matom, veikiančių parduotuvė, su kuria galima sumokėti. Per kurią galima sumokėti ir įsigyti prekę. Uždarom peržiūros režimą. Ir dabar gal norėčiau paminėti, kad yra galimybė neparduoti daugiau prekių, negu pas mus yra sandėliai. Tam mes, atrodo, pereinam į nustatymus. Taip, atsargos ir galim pažymėti, norėdami kontroliuoti pardavimą, naudokite informaciją apie atsargas. Tai reiškia, mes galėsim suvesti vienetų skaičių ir neparduosim daugiau negu to reikia. Čia yra papildomų nustatymų. Gali būti pagrindinė valiuta ne eurai. Gali būti visokie valiutos kainos modifikacijos, naudoti kablelį arba tašką. Tai visą tą gali žmogus padaryti. Mes dabar grįšim prie sandėlio. Ar rodyti atsargų kiekį, tai perkant prekę mes matysim, kiek tų prekių iš vis yra sandėliai. Ar pardavėjas turėtų gauti pranešimą, kai mažiau negu kažkiek tai vienetų pas mus yra sandėliai, ar paslėpti tas prekes, jeigu jų nebėra sandėliai ir neberodyti, tai visą tą galės padaryti pardavėjas.
Čia daleiskim nurodysim, kad likus mažiau negu 5 vienetams pardavėjas turėtų gauti elektroninį paštą. Paštas, kaip ir sakiau, yra viršutinėje vietoje, viršui. Ir čia suvedus pardavėjo paštą galės pardavėjas gauti laiškelį. Toliau, kad tas funkcionalumas pradėtų veikti, grįžtam prie pačios parduotuvės, prie jos valdymo ir matom, kad čia atsirado šauktukai. Šauktukai reiškia kažką tai nepadaryta. Nepadaryta, tai kad nėra kiekių, nesuvesta prie kiekvienos prekės kiekio ir nėra dar unikalaus kodo. Suvedam kiekį, daleiskim, tegul jų būna visų po vienodai, kad man greičiau būtų užpildyti. Ir, aišku, kodą, bet jau kadangi kiekviena prekė turės turėti atskirą kodą, tai turėsiu dabar pakurti unikalius kodus. Kodas gali būti ir raidės. Ir skaičiai. Bei tą patį padarysiu kitai prekiai. Kitaip pardavėti negalima. Nurodysiu vėl vienodą skaičių. Va. Ir man neduos sukurti prekio su vienodais kodais. Tai dabar prirašysiu visur skirtingus kodukus. Ir kaip ir viskas. Kiekis ir kodus suvedžiau. Dabar nerodysiu preview, peržiūros. Dar parodysiu jums, pridėsiu pristatymo būdus, PVM ir tada jau bendrai pasižiūrėsim, kaip atrodo mūsų parduotuvė. Pradėsiu nuo pristatymo regionom. Dar nepaminėjau, kad visi užsakymai, ketvirtas nuo viršaus punktas, bus rodomi pačiam konstruktoriui, tai pardavėjas visada galės paspausti ant užsakymų ir datą, užsakymo numerį ir būseną matys. Šiuo metu pas mus nėra užsakymų, tai lentelė tuščia, šiaip ir filtras bus, užsakymus galės laisvai valdyti ir čia matyti visus savo užsakymus. Tai dabar parodysiu jums su pristatymo regionais. Jeigu mes pristatinėsim ir suvesiu specialiai Lietuvą ir Lenkiją. Lietuvą pasirinksiu šalį. Taikyti bei pristatymą regionai. Dar pridėsiu Lenkiją. Aišku, gan gerai veikiam, taikyti. Taip, nurodžiau dvi šalis, specialiai dvi, kad parodyti skirtingos PVM-os. Dabar surašysiu taisyklės. Jeigu aš pristatau Lietuvai, tai prie prekių tegul būna pridedamas PVM 21%. Jeigu aš pristatau į Lenkiją ir pardavinėju į Lenkiją, tai 23%. Ir nurodo ar visom, ar tik tai kavai, ar visom prekiam, kadangi aš dar turiu mintį pridėti dar vieną prekę, tai padarysiu visom prekiam. Galima nurodyti minimalią užsakymo sumą, reiškim, kokie keli eurai ir spaudžiam taikyti. Aš netaikysiu, nes vieną prekę žadu tokį pigesnį padaryti. Bet yra tokia galimybė ir tada mes matom kainą kol kas šiam momentu be PVM. Bet vienas iš nustatymų rodyti kainą su mokesčiais arba be mokesčių. Tai su mokesčiais, taip, aš su mokesčiais šiais taikytim ir jinai gali būti rodoma, taip, Lietuvai daleiskim su Lietuvai su 21% pagal nutylėjimą bus kainos rodomas šitoj svetainėje. Matom, kad pasikeitė pas mus kaina ir tada PVM bus iškart rodomas puslapyje, o nebus priskaičiuotas vėliau į užsakymą.
Ir paskutinis dalykas yra pristatymo galimybės, pristatymo būdai. Ir pristatymo būdai pas mus tegul tai būna pristatymas, daleiskim, Lietuvai su kurjeriu ir Lenkijai su kurjeriu. Tai aš pabandysiu. Taip, naujas, tai reiškia, pristatymas kurjeriu Lietuvoje, pristatom Lietuvai, kažkokį tai aprašymą ir tada nurodom pristatymo kainą. Tegul, kai pristatomės Lietuvą, tai būtų nemokamas pristatymas ir jis užtrunka nuo 2 iki 5 dienų. Ir kai pristatom į Lenkiją, tai tada tai būtų jau mokamas pristatymas, nes ar tai fiksuotas tarifas, ar pagal užsakymo formą, fiksuotas tarifas tiesiog kainą rašysim, o čia jau pristatymo terminą pagal užsakymo sumą ir, tai reiškia, nuo 0 iki 0 negali būti, tegul būna 0, nes jeigu prekė kokia iki euro, tai kad nerašytų centų, tai iki 10, tegul jinai būna pristatymo kaina 5 eurai ir nuo 11 iki begalybės, tai tegul jinai būna kokie 3 eurai. Parašysim čia kokį didesnį skaičiuką ir pristatymo terminas nuo 5 iki 10 dienų. Tai va, tai yra pagrindiniai tokie dalykai, kuriuos sukonfiguravo mūsų svetainė, dar, aišku, ne mokiniams, bet šiaip realiam gyvenime, tai jau tada galėtum mes ir sąskaitas, faktūras rašyti su produktu, tai čia sąskaitos faktūros reikės įmonės arba žmogaus rekvizitus. Nustatymus galim viršoje apačioje sąskaitų faktūrai tekstuką parašyti, jam pritaikyti reikalingą stilių, kokią datą, kokiu formatu jinai bus rodoma pagal nutylėjimą, aišku, duodam variantą ir dar seriją, sąskaitos faktūros seriją, Klaipėda daleiskim, ir kiek tų skaičiukų turėtų, kokio ilgio ta serija gali būti. Ir visada matom pavyzdį. Visada geltoną laukėlį, matom pavyzdį, kaip tas atrodys. Tai galėsim su kiekvienu pardavimu ir generuoti sąskaitą, išsiųsti paštu, to, kurį pirkėjas nurodės pirkimo metu. Kaip ir turim neblogą parduotuvę ir dar paskutinis dalykas apie ją, tai būtų kategorijos. Mes turim tipus, mes turim gal aš tas vazas ištrinsiu, jos nebereikalinga, kad neištrinti ne to, ko reikia, vazos. Mes turim tipus, bet mes neturim kategorijų realių. Yra senos iš tos parduotuvės likusios, bet pas mus yra kategorija kava ir dar įkelsim vieną naują, tai bus kava kategorija. Ir tegul dar būna bandelės arba spurgos. Kategorijos yra kuriamas tam, kad, aišku, suskirstyti pagal kategoriją. Dabar mes nei vienai negalim priskirti spurgų, čia bus tik tai kavos. Bet kai reikės atskiram puslapį rodyti atskirus produktus, daleiskim, vienam puslapį kavą, kitam spurgas, tai galėsim tą padaryti skirtingose puslapėse. Nurodyti, kad rodoma viena ar kita kategorija, gali būti naujienos dar, tai va. Tai tam, kad parodyti bent vieną prekę, tai galėsim tas mūsų bandelės ir sudėti. Kaina, euras ir tegul būna 10% nuolaida. Spurga šiaip neturėtų turėti jokių variantų, bet tą aš padarysiu tuščią. Ir tai bus spurga. Tai dabar matot, nebėra variantų.
čia yra variantai, prie jos nėra ir mes priskirsim spurgas. Spaudžiam taikyti. Na ir turim dvi prekes su nuolaidom, vieną be ir pasižiūrim tokį mūsų galutinį pirkimą, kaip tas atrodys. Kaina nurodoma su PVM. Galiu pirkti, jų kiekį nenurodžiau. Kaina irgi su PVM. Galiu pirkti, bet kiekis yra nurodytas tiek, kiek aš nurodžiau. Tai galiu pirkti, pridėti krepšelį. Kol kas neįsigijau, todėl sandėliai skaičius nemažėja. Pamažės, kai bus įsigytos tos prekės. Pereinam į parduotuvę, pereinam prie užsakymo, užpildom visą informaciją. Pasirinkam Lietuvą. Taip, sutinku su sąlygom ir matau PVM-as, pristatymas vienintelį, kurį aš nurodžiau Lietuvai, vienintelis variantas. Jeigu sukurčiau daugiau variantų, tai čia atsirastų. Ir spausčiau toliau, paspaudus, perinu prie mokėjimo. Tai tiek apie tą parduotuvę. Pasižiūrėsim, ar nieko nepamiršom. Yra dar kuponai, kuriuos galėsit sukonfigūruoti. Daleiskim, jau nebežiūrėsim, kaip tas atrodo. Tegul būna koks kodas mamos dienos proga, ką tik praėjo pas mus. Procentas arba nustatyta suma, tai daleiskim kokie 3 eurai, nurodom to kupono veikimo laikotarpį visą mėnesį, tegul jis būna. Ir turim kuponą. Įjungiam, ar taikom ar netaikom prekiam su nuolaida ir taikyti. Ir dar galėsim pirkimo metu ir pasinaudoti kuponą. Bus laukelis kuponai. Tokie pagrindiniai dalykai apie parduotuvę, kurios turėsit žinoti. Dar prie šitų nustatymų, prie sąrašo galima nurodyti ar rodyti galbūt pirkimo mygtuką ne tik tai paspaudus ant nuotraukytės ar aprašymo, o ir pirkimo mygtuką, kurį irgi galėsit pakoreguoti, čia galėsit pakeisti pavadinimą į tokį, koks jums reikalingas, ar mygtukas pirkti dabar, kad iš karto krepšelį jau be produkto puslapio pasirinkimo pereitų žmogus, kad greitesnis tas pirkimas. Tai yra papildomų nustatymų, kuriuos galėsit naudoti, kuriant parduotuvę. Ir dar paskutinis dalykas, kurį norėčiau jau kaip ir parduotuvė pakurta, galim ją publikuoti. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau parodyti, yra nustatymai. Visus mes nepereisim dabar, kaip ir sakiau, yra klaustukai, yra paaiškinimai, bet norėčiau paminėti. Matėt, prie prekių yra tas pats, kalbant apie paprastus puslapius, yra labai svarbus dalykas kaip SEO. Prie prekių turėsit surašyti SEO informaciją prie kiekvienos prekės, nes kiekvienos prekės puslapis gali turėti savo raktinius žodžius, savo pavadinimą, tai galėsit tą SEO informaciją suvesti. Ir kalbant apie bendrą SEO, tai yra punktas SEO. Ir čia yra daugiau visokių nustatymų, tai galit panaudoti dirbtinį intelektą, kad sukurti antraštę, aprašymą bei raktinius žodžius. Aišku, tą, ką jūs prie raktinių žodžių sudėsit, tai Google'as nebūtinai tai žiūrės, jis pagrindinai žiūri į kontentą, informaciją, kuri yra svetainiai. Yra daug visokių parametrų, niuansų, kurios jis atkreipia dėmesį. Tai yra vienas iš pagrindinių. Ir spaudžiam vaizdas. Vaizdas mums reikalingas tam, kad mes matome pačioje demonstraciją, kad atsirastų paveiksliukas socialiniuose tinkluose. Visada mes matom peržiūros langelį.
tai dabar mes pakūrėm antraštę, aprašymą ir raktinius žodžius. Taip, raktinius žodžius galbūt aš nepakūriau. Raktinius žodžius šitam puslapiui. Matom, kaip tai atrodys paieškos sistema, naršyklį ir socialinėse tinkluose. Tam ir buvo sudėtas tas paveiksliukas. Tai galim redaguoti puslapio SEO informaciją. Ir tai galim padaryti kiekvienam puslapiui. Čia yra mūsų tas senas naujas puslapis, kurio nepildėm, bet parodžiau, kaip tai yra daroma. Ir SEO informacija yra pildoma per šį punktą. Jeigu reikės, yra galimybė sudėti skriptus savo kodą į svetainę. Ir apie foną nepasakosiu, nes čia fonas bendram puslapiui ir nerodysiu, pabandysit, pažaisit bendram puslapiui. O ką norėčiau atkreipdėmėsi, tai papasakoti, kad pas mus yra galimybė įdėti savo kodą. Ir tai galit padaryti, dėlėskim, į viršų, į body arba į footerį. Į headerį, body ir footerį, arba, kalbant apie kodą, to uždarysiu šį langą, yra dar galimybė pas mus įdėti kodą į tam tikrą puslapio vietą. Yra punktas išplėstinė, čia yra kalendoriai, čia yra booking sistemos, yra chatai, pakankamai nemažai tų chatų, kurios galit pajungti į svetainę. Ir yra galimybė įdėti kodą į tam tikrą poziciją. Pats kodas neveiks konstruktoriai, bet jis veiks publikuotai svetainėje. Paspausit publikuoti, tai galėsit pamatyti, kaip tas kodas veikia. Stiliai, jeigu atkreipėte dėmesį, kalbant apie tekstukus, nebuvo galimybės čia pasirinkti šriftus, dydžius, yra parinkti specialiai tam tikri stiliai. Jų skaičius yra visada ribotas. Tai yra daroma taip, kad visa svetainė būtų padaryta naudojant vieną stilių vienodą. Kad nebūtų čia pas mus kaip naujametinė eglutė, kalėdų eglutė, skirtingų žaislų, skirtingų šriftų, spalvų. Tai todėl per paprastą redagavimą mes to neleidžiam. Jeigu norėsit pakeisti šriftus, tai einat per stilius ir čia kiekvienam stiliui nurodot, kokį šriftą norit naudoti, visada yra pavyzdys. Koks stilius nurodom. Ar šriftas turėtų mažėti prie telefonų, prie planšetinių kompiuterių, kokios proporcijos turėtų būti prie skirtingų įrenginių. Tai yra galimybė pakeisti tos šriftus, bet pagal nudėvėjimą šiaip paprastai mes duodam pasirinkti tik tai stilius. Ikoną naršykliai būtinai, dabar mes matom ženkliuką, kad tai jau tokią pat ikoną galės vaikai arba jūs mokytojai įkelti į naršyklę. Ir yra pilna nustatymų, kurios galėsit panagrinėti. Ir ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra galimybė įjungti, kas pas mus reikalaujama, slaptukų politiką, aprašyti tekstuką, aprašyti iš to tekstuką, nurodyti, padaryti nuorodą į kažkokį tai svetainės puslapį, kur bus surašytas visos taisyklės ir žmogus apačioje pamatys, čia yra visokių nustatymų, kaip ta juosta galės atrodyti ir žmogus galės publikuoti svetainėje ir apačioje bus matoma juosta, ar sutinkat ar nesutinkat su slaptuko politika, kaip ir turėtų būti visose svetainėse. Tai šitą dalyką irgi rasit pas mus nustatymuose. Čia yra kitokių visokių variantų, kaip pajungti Google analitiką, su SSL sertifikatais. Pagal nutylėjimą visos svetainės bus su SSL-ais, mes duodam nemokamas SSL-us, tai čia irgi apie nieką rūpintis nereikės. Tai tų nustatymų yra daug. Viską nėra prasmės pasakoti ir nenaudos jūsų vaikai viską, bet esmė tame, kad yra aprašymai, yra skirtingom kalbom tie aprašymai, tai kokią kalbą prisijungsit, tokią ir matysit.
aprašymą, prisijungsit ispanų kalbą, tai turit matyti, aišku, galėsit pas mus po to kreiptis, jeigu kažkur tai trūks kokį vertimą, vieną antrą žodžio, kartais būna, kad mes įkeliam naują funkcionalumą arba patobulinam produktą ir ne viską iš karto išverčiam, bet šiaip stengiamės pagrindinės kalbas išverst. Kalbant apie kalbas, aišku, galbūt nėra aktualu, bet mes turim, pasižiūrėsim nustatymai, be galo daug kalbų, virš 60 kalbų mes turim. Tai norint dirbti su kita kalba ir interfeisą visą ir šabloną turėti kitą kalbą, tai galės pasirinkti vaikas kitą kalbą ir naudoti kitą kalbą, kokie ukrainiečiai, tai tikrai ukrainiečių kalbą ras ir galės naudotis. Jeigu bus tokių klausimų, kaip ką daryti ir vaikas arba mokytojas neįspręs, aišku, mokytojams, kaip ir sakiau, kiekvienai mokyklai mes padėsim, galėsim suorganizuoti jo atskirai kokį susitikimą ir apmokinti, arba kai jau turit bendrą informaciją, tai galbūt bus tie klausimai kitokio pobūdžio ir uždavinėsit klausimus jau apie konkrečius dalykus. Tai šiuo atveju galėsim pagelbėti, bet pas mus visada paskyroj yra pagalbos centras. Pagalbos centras tai reiškia gyvi žmonės atsako į jūsų klausimus. Ir galėsit užduoti, ir vaikas galės užduoti klausimą, jeigu parašys klausimą, galbūt ispaniškai mes atsakysim lietuviškai arba angliškai, ispanų kalbą galbūt angliškai mes atsakysim. Bet yra pagalbos centras ir galėsit naudotis to pagalbos centru, gaunam be galo daug užklausų kiekvieną dieną, tai atsakinėjam visada tą pačią dieną, gausit atsakymą į jūsų klausimą. Jeigu aš kažką tai dabar neatsakiau, nežiūrėjau chatą, tai irgi galėsit arba su mumis, nepamačiau daleiskim chatė kokį klausimą, tai tada galėsit užduoti tą klausimą, prisijungti, pranešti, kad jūs iš tokios mokyklos, mes iš karto suteiksim jums nemokamą paskyrą, aktyvuosim planą nemokamai, galėsit naudotis ir užduoti klausimą mūsų komandai, tai visada galėsim pagelbėti. Ir dar kartą norėčiau paminėti, pas mus yra dažniausiai užduodami klausimai, kur pradžioje siūlyčiau pasižiūrėti atsakymus čia. Ir kuriant klausimą, jums dirbtinis intelektas iškart pasiūlys variantus iš mūsų to vadinamo duko, kur galėsite atrasti atsakymą jūsų klausimui. Jeigu jau nerasite, tada galėsite užduoti klausimą, pateikti klausimą mūsų pagalbos centrui. Ir bandom dar kartą grįžti prie svetainės. Bandom pasižiūrėti, kas mums gavosi. Tai va, tokią svetainę gavom per, iš tikrųjų, pirminį variantą gavom labai greitai, tai kelių minučių prireiks jūsų vaikams tam, kad publikuoti svetainę. Ir kad pakurt svetainę. Ir jokių papildomų žinių jiems nereikia. Mūsų vaikai, aišku, dauguma puikiai moka anglų kalbą, tai galės visada pereiti į svetainę ir visada grįžti į pamokas. Ir pagrindinė informacija, kurią papasakoju šiandien, tai bus išdėstyta šitose video pamokose, galėsit peržiūrėti ir visada yra pavadinimas, pridedam sąskaitas ir mokėjimo sistemas, pridedam sandėlį, kuponus, PVM ir pristatymo zonas. Tai kiekvienas video užtrunka po kelias minutės. Tai šitas vienas iš ilgiausių 6 minutės, o šiaip dauguma yra 3, 4, 2, 4 minutės. Tai trumpi video, kur pagal tam tikrą temą tiesiog rasit jums reikalingą įrašą ir galėsit užduoti klausimą. Ir nepamirškit apie dirbtinį intelektą konstruktoriaus viduje. Tiek informacijos norėjau papasakoti.
Šiandien. Šiaip jau, kai turėsit kokius konkretesnius klausimus, tai susisiekit paštu arba telefonu. Ir kaip ir minėjau, kiekvienai mokslo įstaigai būtinai padėsim su registracijom, su nuorodom, dar kartą parodysim procesą. Tiesiog susisiekit per pagalbos centrą ir paimsim už rankytę jūs ir viską padėsim. A, Tiek būtų informacijos iš manęs. A, Jeigu buvo naudinga, esu labai laiminga, jeigu nebuvo naudinga, tai tiesiog sužinojot, kad yra toks lietuviškas produktas, mes jau rinkai daugiau negu jau greitai tikriausiai 15 metų būtent su šito produktu, šiaip mūsų įmonė yra labai labai sena, bet su šito produktu ir jis yra populiarus visam pasaulyje. Jeigu paimti mūsų žemėlapį, tai mes turim klientų iš viso pasaulio, tikriausiai iš kelių Afrikos šalių galbūt neturim klientų, bet tikrai kelios. Vienos rankos pirštų užteks, kad paminėtos šalės. Tai ačiū labai visiems už laiką, už tai, kad atvykot. Ir labai tikiuosi, kad pradėsim su jumis bendradarbiauti ir jūs galėsit šį produktą duoti savo vaikams, mokyti juos kurti svetaines.